Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirmajo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė. O jeigu suksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: viešpatie, mums paklūsta ne demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai suteikiu jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Tad melskite pjūtės šeimininką, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį. Ar tikrai pjūtis tokia didžiulė? Ir ar tikrai tų darbininkų maža? Šiandien, šią valandą, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroj po 2 metų tylos jaunuolis yra išventinamas į kunigus. Diakonas Žilvinas Treinys šiandien arkivyskupo Liongino Virbalo rankų uždėjimu taps Dievo kunigu. Mūsų viskupija, Panevėžio viskupija, pasipildys dar vienu kunigu. Sekantis kunigas bus, jeigu Dievas duos, tik dar po 2 metų. Nes iš viso Panevėžio viskupija visuose 6 seminarijos kursuose turi tik 3 kandidatus. Tik 3. Šiandien girdėjau gerą naujieną, kad šiais metais į seminariją atrodo, kad stoja dar vienas jaunuolis, kuris šiaip yra baigęs pedagoginį universitetą, fizikos specialybę turi, dirba mokykloje ir nusprendė, kad vis dėlto Dievas jį kviečia būti kunigu ir jis šiais metais bus vienintelis, atrodo, pakol kas mūsų kandidatas į seminariją. Tačiau pradėti seminariją dar nereiškia jos užbaigti. Gali pradėti ir 3, ir 15, o kartais pabaigia 3 arba ne vienas. Taigi, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Melskime pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Ar tikrai pjūtis tokia didžiulė? Ar tikrai darbininkų maža? Jeigu mums tai rūpėtų ir skaudėtų,
mes būtume tie, kurie labai dažnai prašytume pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Bet kada jūs paskutinį kartą meldėtės už pašaukimus? Šiandien, vakar, prieš savaitę, prieš mėnesį Dieve, kad tie abiturientai, kurie šiais metais baigė 12 gimnazijos klasių ir dabar galvoja, kur įstoti, kad kas nors iš jų, keli iš jų, pasirinktų stoti į kunigų seminariją. Taip meldėtės? Šeimoj, giminiai? Ne. Broliai seserys, mes nesimeldžiam už pašaukimus. Mes tikrai neprašom pjūties šeimininką atsiųsti darbininkų į savo pjūtį, nes mums kunigų užtenka. Kada kunigo reikia, kada neturėjom. Jeigu ne Krekenavos kleboną, tai atvažiavo Upytės klebonas, jei ne Upytės Vadaktėlių, jei ne Vadaktėlių Ramygalos, jei ne Ramygalos, tai Truskavos, jei ne Truskavos, tai Naujamiesčio, jeigu ne iš Naujamiesčio, tai iš Panevėžio, kada tik reikėjo kunigo ką nors palaidoti, jis buvo. Nes daugiau to kunigo nelabai kam ir reikia. Sekmadienį. Vis tiek kiti esame įpratę, kad sekmadienį reikia eiti į bažnyčią, tai nueisi į bažnyčią, nebus kunigo, nebus mišių, taigi neužsidėsi pliuso, neužsiskaitys, kad tu pareigą atlikai. Tai jau ar kreivas, ar šleivas, ar storas, ar plonas, ar mažas, ar didelis, ar suprantam, ką šneka, ar nesuprantam, bet jau ten kas nors tegu pastovi. Atlieka visas tas magijas. Mes tuo metu ar rožantėlį sukalbėsim, ar maldaknygę paskaitysim, ką jau darysim, kaip nors atkentėsim tą kunigo netobulumą, bet vis tiek mišios bus įvykę. Tai kai kunigo reikia tik tam, tai tų kunigų turim daugiau negu reikia mūsų vyskupijai. Daugiau negu reikia. Man galėtų, aš jau turiu dar dvi parapijas, dar galėtų 6 priskirti. Jeigu tik reikia dėl laidotuvių, nuvažiuosim, palaidosim, suderisim, jokių čia nėra problemų. Jeigu tik tam kunigai reikalingi. Ir šiandien, broliai seserys, dažniausiai tik tam. O kodėl? O todėl, kad daugumas mūsų negyvename dvasinio gyvenimo. Jeigu gyventume dvasinį gyvenimą, mums labai rūpėtų Dievas. Mums labai rūpėtų Dievo žodis, mums labai rūpėtų šventosios dvasios įkvėpimai, mums labai rūpėtų ugdyti dorybės, kovoti su nuodėme ir tada mums reikėtų kunigų, nes mums reikėtų dvasios ekspertų, kurie mums galėtų padėti gyventi dvasinį gyvenimą. Tačiau, kai mes negyvename dvasinio gyvenimo, kai gyvename tik religinį gyvenimą, tai yra susidedam pliusiukus, kur reikia ir paskui gyvenam taip, kaip gyvenasi, Dieve padėk. Tai tada kam tas kunigas? Šventą raštą girdime, bet taigi jis kažkam kitam skirtas. Kažkokios dvasinės pratybos irgi, kam jau reikia, tegu kažką tenai daro, o mes nesam tokie jau šventi, bet nesam ir didžiausi nusidėliai. Tai kol esam va taip va per vidurį, viskas su mumis gerai. Dvasinio vadovo, dvasinio gyvenimo eksperto prireikia, kada iš tiesų pradedi gyventi dvasios gyvenimą. Kada klausi, ką reiškia tam tikri dalykai tavo gyvenime. Ką Dievas nori pasakyti per kažkokią kančią, išbandymą, per kažkokių santykių nesusipratimą. Kada pats negali susiorientuoti, kas čia yra iš Dievo ir kas čia yra iš velnio, eini pas kunigą ir sakai, kunige, jūs dvasios žmogus. Jūs maldos žmogus, ar galit man paaiškinti, kas čia mano gyvenime vyksta? 5 metai esu Krekenavos klebonu. Kaip manote, kiek žmonių atėjo manęs paklausti, kas jų gyvenime vyksta? Kunige, Dievo žmogau, maldos žmogau, ar gali man paaiškinti? Keletą atėjo, betgi galėtų būti keliasdešimt. Galėtų būti keli šimtai ir tada mums taip pritrūktų kunigų, mums taip pritrūktų dvasios žmonių, dvasios ekspertų, kad net jauni susižavėtų, jaunuoliai ir sakytų, tai yra labai prasminga tarnystė. Jeigu kunigystė yra tik palaidoti mirusius, koks jaunas žmogus pasirašys tokiam dalykui?
Mokykitės 6 metus, atsisakyti šeimos gyvenimo džiaugsmų, malonumų, neturėti vaikų, neturėti palikuonių, tik dėl to, kad palaidoti ką nors kokioj parapijoje. Ar tai yra prasminga kunigystė? Ar tai yra prasmingas gyvenimas? Bet būti dvasios gyvenimo ekspertu, maldos žmogumi, palydinčiu, padedančiu, pagelbinčiu susiorientuoti kitiems, kaip gyventi dvasinį gyvenimą. Tai yra prasminga. Tai yra reikalinga. Ir mėlyjei, mums reikia atsitokėti. Mums reikia suvokti, kad šiandien, kada mes išlaisvėjome, kada tapom nepriklausomi, demokratiški, europietiški ir visokie kitokie, kada taip skubėjome, kad mūsų gyvenimo gerbuvis atitiktų kitos šalies gyvenimo gerbuvį, esame primiršę šiek tiek dvasios reikalus. Ir galvojam, kad dvasia palauks. Pirmiausia, pasirūpinkim kūnu, pirmiausia, gaukime visas kūno, pensijų, sveikatos, visokias kitokias garantijas, o tada jau pasirūpinsime ir dvasia. Bet, broliai seserys, tada gali būti vėlu. Galim nebesuprasti, ką daryti ir galų gale galim nebeturėti, kur paklausti, kaip tą daryti. Esame labai, kaip čia sakyti, saugus. Tai Krekenava, tai yra bazilika, tai čia bet kokiu atveju kreivas, šleivas, tiesus ar kitoks kunigas bus. Bet kuo toliau, tuo labiau parapijų yra mažėja, jos bus uždarinėjamos. Ir taip kaip važiuojame į rajono polikliniką arba į didelį miestą tam tikras paslaugas gauti, turėsime ir važiuoti, jeigu Dievo žmogų norėsime sutikti. Jeigu norėsime šventųjų mišių, jeigu norėsime kitokių patarnavimų. Ne todėl, kad aš tai pranašauju. Šiandien kunigų, kaip sakiau, netrūksta ir mes nežinome, kad jų trūksta. Kad trūksta kunigų, žino tik patys kunigai. Kada man reikia susirgti, ar man reikia į sanatoriją išvažiuoti, ar man reikia pasimti man priklausančias mėnesio atostogas, vyskupas sako, viską galima. Susirask, kas tave pakeičia. Ir aišku, yra parapijoje žmonių, kurie mielai norėtų mane pakeisti, bet jie negali aukoti mišių, jie negali klausyti išpažinčių, jie negali vadovauti sekmadienio Eucharistijai, taigi aš turiu surasti kitą kunigą. O aišku, yra parapijų, kur turi atliekamų kunigų. Jeigu jūs žinot, man pasakykit, aš tuo užsirašysiu. Nes kaiminės parapijos klebonas irgi turi 3 parapijas, dar kitos kaiminės parapijos irgi turi 3 parapijas. Ir jeigu aš jam pavesiu sekmadienį Krekenavą, Upytę ir Vadaktėlius, tai reiškia prie to, ką jis turi, dar prisidės papildomai. Arba tas laikas bus popietinės, sakys, kadangi dabar nėra jūsų klebono, aš turiu savo parapijose mišes, pas jūs atvažiuosiu po pietą. Ir aišku, jumgi tas pats, jums svarbiausia mišios. 5 valandą sekmadienį po pietugi susirinksite lygiai taip pat kaip dabar 12 valandą. Nieko panašaus. Mes esam taip išlepinti, taip išpindėję, kartais nebesuprantam, kaip vertinti ir ką vertinti. Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Melskite pjūtę šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Kada paskutinį kartą meldėtės, kad būtų daugiau darbininkų? Kada paskutinį kartą meldėtės, kad būtų Dievo žmonių, kurie padėtų jums gyventi dvasios Dievo gyvenimą. Ir dar, kai nupjauni javus ir supili juos į aruodus, dėl ko tą svarbiausia ir pirmočiausia darai? Kad būtų duonos. Nupjauti ir supilti į aruodą javai dar nėra duonos, kuriam čia dabar papilsi saują grūdų ir jūs busit patenkinti. Dar grūdas turės nueiti nemažą kančios kelią, kol taps mūsų maistu. Dar nupjauti javus neužtenka. Dar reikia, kad jie būtų sumalti, kad jie būtų karštyje iškepti, kad jie patirtų nemažą asmeninę kančią, kol taps mūsų maistu. Tas pats ir su Dievo žodžiu, tas pats ir su tikėjimu. Neužtenka kryželį pasistatyti sekcijoje, neužtenka maldaknygę pasidėti prie lovos, neužtenka, kad rožančių blizgantį ar kokį kitokį pašventintų pats net vyskupas per atlaidus. Dar reikia kažką su tuo daryti. Dar pagal tai, ką meldiesi, reikia gyventi. O kai pradedi gyventi taip, kaip Jėzus moko, supranti, kad kartais atsiduri kaip
avis tarp vilkų. Yra nemažai priešiškumo, nemažai pašaipos, nemažai sakymo, o kam tau viso šito reikia? Ką tau visą šitas duoda? Kodėl tu negali būti normalus, normali, kaip visi? Negali. Kada Dievo žodžio sėkla, kada tikėjimo dovana pradeda tavyje skleistis, negali. Nes Dievo dovanojama tiesa nėra pasaulio tiesa. Ir tą tiesą, Dievo tiesą išlaikyti melų apsuptyje nėra lengva. Patiria asmeninę kančią. Tačiau kančia turi džiaugsmingą, viltingą pabaigą. Tiesa, anksčiau ar vėliau, lengviau ar sunkiau, visada atvesi tai, ką šiandien girdime Evangelijoje, į ramybę. Melas, kuris tam kartui gali išspręsti kažkokius dalykus, anksčiau ir vėliau atveda į dar didesnę neramybę, į dar didesnę sumaištį, į dar didesnę tamsą. Aš manau, kad netidėliokime. Dar šiandien, šiuose šventose mišiuose, pasimelstume, kad būtų daugiau darbininkų. O kad tie darbininkai turėtų darbo, pasiryškim pradėti gyventi dvasinį gyvenimą. Ne religinį gyvenimą, dvasinį gyvenimą. Kada Dievo žodis ir Dievo mintis tampa mūsų gyvenimo, mūsų minčių, mūsų planų savastimi. Kada kyla klausimai. Ir tada galime ieškoti ir rasti atsakymus.